Šiais metais atvirų durų dienoje Klaipėdos universiteto bendruomenė moksleivius pakvietė ne tik susipažinti su studijų programomis, bet ir išbandyti savo gabumus praktiškai. Tądien 4 kryptyse jie buvo kviečiami veikti tikslingai ir išsirinkti savo tinkamą specialybę. Pirmojoje vakarų kryptyje susirinkusieji galėjo sužinoti apie universiteto ir studijų pasirinkimo įtaką ateities karjerai. Anot Klaipėdos universiteto karjeros centro direktorės Jurgitos Laurėnaitės, renkantis profesiją labai svarbu tinkamai įvertinti savo galimybes. Norėčiau pabrėžti, kad moksleiviai turėtų labai rimtai apsvarstyti, išanalizuoti tiek save, tiek savo galimybės, tiek galbūt net ir profesijų perspektyvas šiai dienai darbo rinkoje. Besidomintys studijų perspektyvomis užsienyje galėjo dalyvauti Klaipėdos universiteto tarptautinių studijų skyriaus išvykstančių studentų koordinatorės Monikos Kontenytės skaitytoje paskaitoje. Tai tiesiog trumpai pristatysime, kokias Europos šalis gali vykti studentai, pagal kokias specialybės, kiek maždaug atlieka tenai, kiek gali studijuoti, kiek laiko, kokias būtent mes skiriame stipendijas studentams, na ir žinoma, ką jie ten gali veikti. Išsirinkti tinkamą specialybę moksleiviams buvo siūloma rytų kryptyje. Čia į visus moksleiviams rūpimus klausimus atsakė universiteto fakulteto ir institutų dėstytojai bei studentai. Kaip ir kasmet, bene didžiausio susidomėjimo sulaukė Jūreivystės institutas. Klausimų kyla iš tikrųjų daug, ypatingi pirmieji klausimai yra iš tikrųjų studijų kokybė, įsidarbinimo perspektyva. Pietų kryptyje moksleiviai praktiškai išbandė studentų rengtas užduotis. Originalumu pasižymėjo Klaipėdos universiteto žurnalistų klubo ir medijų laboratorijos nariai, suteikę moksleiviams galimybę nors trumpam pasijusti laidos vedėjais. Šiandieną mes atstovaujame žurnalistikos specialybę ir ką galėjo sužinoti, gal greičiau kiek nesužinoti, kiek pabandyti nusifilmuoti. Pabandyti pabūti kažkokio tai žinių vedėjo ar kažkokios laidos vedėjo ir truputį papasakoti apie šią dieną, kur turim paruošę ir tekstukus ir pafilmuojame ir paskiau darysime tokį mini reportažą, kurį kelsime į Facebooką, universiteto puslapį ir patys tie mokinukai, kurie buvo atvažiavę, galės pamatyti, pasižiūrėti savo, kaip jiems pavyko. Ketvirtojoje šiaurės kryptyje moksleiviai šėlo kartu su universiteto studentais. Savo programas pristatė Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblis Vytinė, ritminės gimnastikos šokių grupė Leader Dance, jūrinius mazgus rišti mokė buriuotojų klubas Halzas, o dainuoti kartu kvietė Klaipėdos universiteto choras. Netradicinėje atvirų durų dienoje dalyvavę moksleiviai vieningai teigė, jog sužinota informacija ne tik padėjo apsispręsti dėl būsimos profesijos pasirinkimo, bet ir suteikė daug naudingos informacijos apie studijų kokybę Klaipėdos universitete. Iš tikrųjų, pirmą kartą esu atvirų durų dienoje ir labai sužavėjo tai, kad labai originaliai viskas pateikta, ta visa šventė, tas visas pristatymas, muzika tikrai labai šiltai nuteikia. Aš iš tikrųjų dar tik žvalgausi, bet Klaipėdos universitetas, manau, čia geras lygis, aukštas lygis išsilavinimo ir namai, čia yra namai, be abejo. Aišku, ir kitus variantus žiūrėjau, bet Klaipėdos yra, ko gero, pats pirmas mano variantas pasirinkti. Klaipėdos universiteto atvirų durų diena sulaukė itin didelio susidomėjimo. Joje lankėsi daugiau nei 400 moksleivių iš visos Lietuvos.